važiuoju per Pernos jūros. Čia tiesiog, fantastika. Visur taip viskas sutvarkyta, visur kiekvienas kampelis pabrėžtas. Čia, dar čia ne centras, čia šone kažkur tai. Jūra, ten kaip stadionai kažkokie tai kažkokie. O, kas čia sudmėti, kur man pavažiuoti. Kaip mėgstu tokių meistrų. Žodžiu. Ok, važiuojam prie jūros. Kaip mes ten pasigausim, čia kažkur tai. Jo. Va, čia ramškite. Žmonės šypsosi. Visi tokie laimingi. Nerealu. Vau, takas dar kažkoks tai palei jūrą. Vau. Geras, beveik palei visą jūrą. Pasižiūrim. Jo, čia į kitą pusę. Jaučiu, kad ten kažkur toli. Nežinau, kur ten tas takas. Pasižiūrėkime ten. Tai ir ten kažkur tai eina. Ne, jisai baigėsi. Eina, jisai čia eina. Bet kelio pačio to nėra. Bet ką... Aišku, tai jūra, kokia šita jūra, o kas ir krantas kažkoks. Taigi, varom atgal pažiūrėti tą taką pagrindinį. Faniai, mieste čia pat namai, daugiabučiai. Jos keistas, jos lygtais ne kurortas būtų kažkaip tai čia dar geriau ir ramiau. Tik tai vietas biškai vietelė. Va, faniai, ateis, o išėjai iš namų, o ten namai, ten už tų medžių, daugiau aukščių visokie. Ir vaikštavo čia palei jūrą, pasivašyt va. Fantastika. Fantastika. Eik to. Reikės pasižiūrėti Google Maps, kaip čia atrodo, nes jeigu ten krantas ir ten krantas, čia kokia tai įlanka. Nerealiai.